Žaltys ir dvi seserys. Buvo tėvas ir motina. Turėjo jie dvi dukteris, Marijoną ir Kotryną. Marijona buvo vyresnė, o Kotryna jaunesnė. Vieną kartą motina prikėlė jas anksti rytą ir nusiuntė šaltinin vandens. Žiūri, žaltys iškišo galvą iš šaltinio ir neduoda Kotrynai semti vandens. Jis ir sako: jei man pasižadėsi, tai pasemsi, o jei nepasižadėsi, nepasemsi. Kotryna išsigando ir pasižadėjo žalčiui. Parėjo namo ir niekam nieko nesako, tik pati sau galvoja, kas bus. Po kiek laiko atėjo kažkoks bernas, išsimovė iš žalčio kailio ir padavė Kotrynai jį palaikyti. Ji įsidėjo tą kailį antin. Kai bernas išeidavo, ji vėl jam tą kailį atiduodavo. Paskui bernas žaltys paprašė tėvų, kad jie jam atiduotų Kotryną. Tėvai nenorėjo jos leisti dėl to, kad Kotryna buvo jaunesnė ir liepė imti vyresniąją dukterį Marijoną, bet žaltys vyresniosios imti nesutiko. Tada žaltys davė abiems sesims 2 kubilus ir 2 lygius sietus ir liepė prinešti vandens. Kotryna prinešė, o Marijonos vanduo išbėgo. Kotrynos vanduo buvo švarus kaip krištolas, o Marijonos pilnas gyvačių, driežų, varlių, rupūžių, nesinešdama tokiais žodžiais keikėsi. Paskui žaltys liepė abiems seserims suvyti miglų kamuolius. Katra didesnį suvys, ta bus to berno žalčio žmona. Jos abi nuėjo į šaltinį ir pradėjo vyti. Kotryna suvijo, o Marijonos kamuolys pairo. Tada Marijona labai supyko, paėmė kirvį, nukirto Kotrynai galvą ir pakasė po alksnio krūmu. Grįžo namo su miglų kamuoliu ir ištekėjo už žalčio. Buvo jų vestuvės, piemuo ganė avis, nusipjovė alksnio šaką, susisuko švirkšnį ir švilpė. Švirkšnis pradėjo liūdnai sakyti tokius žodžius: grajink piemenėlį, didis vargdienėlį, mane sesuo užmušė ir po alksniu pakasė už miglų kamuolį. Piemuo gynė avis namo ir prie to kiemo, kur buvo Marijonos su žalčio vestuvės, grojo: grajink piemenėlį, didis vargdienėlį, mane sesuo užmušė ir po alksniu pakasė už miglų kamuolį. Tada piemenuką pašaukė pirkion ir prašė parodyti švirkšnį. Pirmiausia paėmė nuotakos motiną ir ėmė groti. Švirkšnis pradėjo labai liūdnu balsu sakyti: grajink motinėlę, mano sengalvėlę, mane sesuo užmušė ir po alksniu pakasė už miglų kamuolį. Paskui paėmęs tėvas pradėjo groti: grajink tėvuli, mano širdelę, mane sesuo užmušė ir po alksniu pakasė už miglų kamuolį. Tada paėmęs brolis groti: grajink broleli, grajink jaunasai, mane sesuo užmušė ir po alksniu pakasė už miglų kamuolį. Tada paėmė groti jaunikis. Švirkštis liūdnai pradėjo: grajink mylimasis, mano patogusis, mano numylėtas, kai vandenį sėmiau, tau pasižadėjau, mane sesuo užmušė ir po alksniu pakasė už miglų kamuolį. Jaunikis žaltys padavė švirkšnį Marijonai ir liepė groti. Švirkšnis pradėjo: grajink sesule, tu mane užmušei, po alksniu pakasei už miglų kamuolį. Marijona metė švirkšnį, ištraukė žalčio odą iš šančio ir įmetė krosnin. Perkūnas įgriaudė ir Marijona prapuolė, o žaltys sudejavo: man dar reiks tiek kentėti, tiek kentėjau.